Pavasario lygiadienis jau greitai. Nauja saulė, saulės stovėjimas. Labai svarbu pasitikti saulės stovėjimą švariem, kad galėtumėm priimti naujo saulės stovėjimo energiją ir pasikrauti naujam periodui iki aukščiausios solsticijos birželio mėnesį. Taigi, mano vardas Vytenis Sinkevičius ir jau daugiau nei 10 metų užsiemu kino vaizdinių mediciną, atsargum praktikom ir taip pat metodikom, kurios skatina apsivalyti. Švariam kūne, švari siela, sakė mūsų protėviai, taigi labai svarbu švara, nes iš tikrųjų organizmas mūsų užsiteršia nuo maisto, nuo aplinkos, nuo emocijų. Taigi labai svarbu periodiškai valytis. Jeigu dirbate su žmonėm ir dirbate darbą, kur labai daug patiriate streso, taip pat labai svarbu yra valytis nuo neigiamų emocijų. Taigi nėra nieko geriau, nei tiesiog įsivalyti storai, plonai žarnyną, kepenis ir tada automatiškai susitvarko ir širdies reikalai, ir galvos reikalai, nes mes žinome, kad viskas labai glaudžiai susiję. Taigi kviečiu Jūs pasidaryti storojo, plonojo žarnyno valymus ir akcentuosime kepenis. Nes pavasaris pagal kinų tradicinę mediciną, pagal Usin Džaratą, turbūt žinote, yra kepenų sezonas ir reikia akcentuoti kepenis, varyti gleives ir pačias kepenis. Taigi, junkitės į grupę organizmo valymas ir imuniteto stiprinimas, ten bus valymo bazė. Visiems tiem, kurie nori giliau, individualiau, kreipkitės asmeniškai ir sudarysiu planą. Taip pat reikia suprasti, kad prie valymo reikia labai svarbiai atrikti ir maistinės medžiagas ir taip pat pavasaris. Pats didžiausias išsekimas mūsų kūno po žiemos, dėl to labai svarbu užmaitinti mūsų organizmą. Taip pat pastimuliuoti imunitetą, atstatyti riebalų rūgščių balansą, polifenolių balansą, mikrobiotos balansą, užmaitinti mūsų ląstelę maistinėm medžiagom. Taigi visą tą planą mes aptarsime, sudarysime ir visas planas bazinis bus grupėje. Taigi kreipkitės asmeniškai, jeigu turite klausimų ir just do it!